Nu, dabar pasakysiu labai svarbų dalyką. Jeigu įsigysite nekilnojamą turtą Baltarusijoje, kad ir už 15 eurų, kad ir nieko nedarysit, nieko neremontuosit, turėsit taip kaip stovi, jūs gausite leidimą gyventi Baltarusijoje. Ką šitas dokumentas duoda? Jeigu atsitiktų taip, ką vis dėlto visi analitikai prognozuoja, ir aš irgi pritariu šitai nuomonei, kad mūsų valdžia vis dėlto išprovokuos karą su Rusija, negalvokite, kad tik į Europą reikės atsitraukti. Saugi vieta bus irgi Baltarusija. Nes baltarusiai tikrai nepakartos tos klaidos, kurią padarė Lenkai, kai prisileido čiut ne milijoną ar kiek ten tų milijonų ukrainiečių ir turi dabar gigantiškų problemų. Baltarusiai greičiausiai uždarys savo sienas, bet kad negauti tų karo pabėgėlių. Bet tie, kurie turės leidimą gyventi, nes jeigu pirksit nekilnojamą turtą, gausite leidimą gyventi Baltarusijoje, jūs galėsite atvykti. Kodėl jūs įsileis? Todėl, kad karo pabėgėlių nieks nenori, nes nėra jų elementariai. Kur dėti tų karo pabėgėlių? Kur juos apgyventi? Pažiūrėkit, kokį chaosą ukrainiečiai padarė ir Lietuvoje, kur tų žmonių nebuvo realiai, kur dėti. Ane? O tie, kurie turi leidimus gyventi, tie, kurie turi nuosavą būstą, jiem nėra tos problemos. Todėl aš esu visiškai įsitikinęs, kad baltarusai įsileis tik tai tos, kurie turi gyventi leidimus Baltarusijoje. Ir momentas yra koks svarbus, kad jūs gausite saugią vietą, saugią erdvę. Jeigu kokia nors Šaulių sąjunga sugalvos pradėti ten močinti, žudyti ir likviduoti nelojalius, jūs galite puikiai susikrauti čimodanus, nes Lenkai sienas irgi uždarys. Net neabejokite. Ir Lietuva gausis toks kakliukas. Ir kur galėsite atsitraukti į Baltarusiją. Labai gerai pagalvokite. Nežiūrėkit į šitą pirkimą nekilnojamą turto Baltarusijoje kaip investiciją. Žiūrėkite kaip į saugią vietą, kur galima atsitraukti.